Kinijoje? Iš vienos pusės gera, iš kitos pusės žiauri sistema. Čia atsidusti galima. Pakartosiu elementariai, peilis yra nuostabus įrankis. Duonai atpjauti. Bet peilis gali būti įrankis užmušti žmogų. Klausimas, kieno rankose ir kokiu tikslu tas peilis bus naudotas. Tai socialinė sistema, ta kreditų, gali būti labai gera. Nu, jūs padarėt ne kompiuteriai, video, visur jūs stebi, mato, kai jūs ėjot ir močiutei gatvėje padėjot pereiti per gatvę, ne? Ėjot mieste. Jūs nuo žemės pakėlėt šiukšlę ir įmetėt į šiukšlių dėžę. Nu, jūsų gerus darbus suregistruoja ir už tai jums duoda tam tikrus taškus. Jūsų blogus darbus irgi suregistruoja. Ir klausimas, kas bus nuspręsta, kas yra blogas darbas. Gali būti, taip visai realu, jeigu jūs pasikalbėjot su Eduardu Vaitkui arba einant pamatėt ir paspaudėt jam ranką, iš jūsų kredito atėmė tiek tai balų. Viskas, jūs balus praradot. O jeigu jūs kredito balų nedaug turit, jūsų vaikai arba galbūt jūsų anūkai negalės eiti į tą mokyklą, į kokią jie norėjo, nes jūs nelojalus pilietis esat. Kinijoje jau dabar yra parduotuvės, asortimentas ten nėra didelis, video mačiau, ar ne? Jūs nueinate ir kadangi jūsų kredito sistema yra aukšta, jūs nemokamai pasiemat tą maistą. Ten nedidelis asortimentas. Bet taip tiesiog problema yra tame, kaip sakė politologai jau prieš 50 metų, konkrečiai Noam Chomsky. Jaunas visai jisai tada buvo. Problema yra tame, kad žmonės negali kontroliuoti savo valdžios, o valdžia gali kontroliuoti žmonės. Taigi, kieno rankose šita totali kontrolė atsiranda per internetą, per video ryšius, per kameras visur išdėliotos. Kieno rankose ta totali kontrolė ir kokiu tikslu. Nu, visi sutiksime, kad jeigu vagis ir pavogė mašiną ir tada viską sukontroliuoja ir jį po 2 valandų ateina ir pagauna, tai yra nuostabu. Bet ar visada tokiom kryptim naudos? Vat tame klausimas. Čia moralės ir atsakomybės klausimas esminis. Toliau.